Komforto įvairiose situacijose tikrai norime visi. Ir jeigu vasarą pažvelgsite į katilinės pusę, turbūt dažnas iš mūsų laidos žiūrovų į tą katilinę užsukti nenorėtų. Prisivaikštote ten šaltuoju metų laiku, ypač jei iki šiol pagrindinis namų šilumos šaltinis yra kietojo kuro katilas. Bet gal vasara yra geras laikas priimti ir įgyvendinti sprendimus užtikrinančius patogesnį gyvenimą. Kalbant apie šiuolaikinę suskystintų dujų balionų šildymo sistemą, galėčiau paminėti, kad pagrindinis privalumas tai yra mažas vargas, patogumas ir neprisirišimas prie namų. Nes kalbant apie kieto kuro katilo sistemą, tai vėlgi mes tos sistemos didžiausias trūkumas tas, kad mes privalome būti namuose, rūpintis malkomis žiemos sezonui, turime jas ruošti, turime valyti pelenus, valyti kaminus, ir tai sukelia tiesiog didelio darbo. Apibūdinti tą šildymo sistemą, kuomet yra kombinuota su kieto kuro katilo sistema ir dujinio šildymu balionais, tai galima būtų pavadinti tokį namą, sulyginant jį su hibridiniu automobiliu. Tuomet, kada jums norisi sutaupyti, esate namuose, turite pakankamai laiko, jūs naudojate kieto kuro katilo sistemą, o kuomet išvykstate arba esate pavargęs po darbų ir ranka nekyla rūpintis šiuo šildymo metodu, tuomet persijungite į autonominį dujų šildymą ir galite atsipalaiduoti po sunkių darbų. Ar tikrai dar norėsite kūrenti malkas, jeigu įsirengsite išmanę šildymo dujų balionai sistemą? Čia atsakymai gali būti du. Norėsite arba nenorėsite, tačiau realybėje dažniausiai nugali komfortas. Kai tu gali nebebūti kūriku, namų šildymą kur kas maloniau perleisti dujiniam katilui, kuris ne tik jums suteikia daugiau laisvo laiko, bet ir komfortą namuose kilsteli į naują lygį. Antras privalumas, kurį išvelgčiau, tai yra pigus įrengimas, nesudėtingas įrengimas. Pavyzdžiui, jeigu norime įrengti sename pastate modernę oras-oras arba oras-vanduo šildymo sistemą, neretai tam reikia projektų, sudėtingų kasimo darbų, visos sistemos perdarimo, o tuo tarpu įrengti kombinuotą šildymo sistemą dujų balionais gali užtrukti 1 ar 2 dienas su minimalia invazija, kuomet tiesiog mes prikombinuojame tą šildymo sistemą šalimais. Ir vėlgi tai su minimaliomis investicijomis pakeliame tą šildymo sistemą į modernesnį lygį. Su malkiniu taip neišlaikysi, nes jisai greičiau užkaista, aišku, ir paskui kaip jau vėsta, jeigu atvėsta grindis, atvėsta radiatoriai, tai jau atvėsta. O čia pastoviai viskas laikosi tą temperatūrą tokią, jisai pats reguliuoja. Su tuo termostatu tik tai nukrinta temperatūra, iškart įsijungia pats ir palaiko pastoviai temperatūrą. Ir tokia sistema puikiai dėrėtų su tais inžineriniais sprendimais, kurie jau yra jūsų name. Kitas svarbus privalumas, kalbant apie tokią šildymo sistemą, tai yra, kad tai yra lengvas suderinamumas su jau esama kieto kuro šildymo sistema. Tai reiškia, kad jeigu jau name yra įrengti radiatoriai, mes tokią šildymo sistemą bus galima prie to pritaikyti. Pavyzdžiui, modernus kiti sprendimai, tokie kaip oras vanduo šildymo sistemos, jos dažniausiai efektyviausiai veikia prie grindinio šildymo, o jeigu bandytumėm jas pritaikyti prie radiatorių, neprarastumėm tiesiog patį efektyvumą. Šiuo atveju šildymas dujomis itin veikia efektyviai su radiatoriais. Be to paneigsime ir mitą, jog tokios sistemos priežiūra yra sudėtinga. Galbūt, kai girdime apie šildymą suskystintų dujų balionais, galime prisiminti kokius senus laikus ir iš to išeinančius mitus, kad su dujų balionais yra sunku susitvarkyti. Juos reikia patiems išvežti, sunkus, vežti kažkur pakeisti, pripildyti. Naudojant modernę suskystintų dujų balionų sistemą, viso to daryti nereikia. Sistema automatizuota, kuomet išnaudojamas vienas balionas automatiškai pereinama prie kito ir darbuotojas atvyksta tą balioną pakeičia pačiam žmogui, klientui, jo tampyti ar kažkaip kitaip sunkiai su juo dirbti tikrai nereikia. Taigi ta sistema visiškai nereikalauja jūsų fizinio darbo. Lengvai įgyvendinami ir komfortišką kasdienybę užtikrinantys sprendimai gali būti bene geriausias jūsų vasaros darbas, kurio rezultatu džiaugsitės ne vienerius metus.